Mes nežinome jo sėkmės su broliu istorijos, kaip jie sugrįžo į Lietuvą. Bolševikai stabdydavo ešelonus, juos tiesiog iš vagono plėšdavo lauk ir čia pat šaudydavo. Kas negina laisvės, tas nevertas jos, sakydavo generolas Povilas Plechavičius, pakilęs į kovą prieš bolševikus. Ir lapkričio 15 jis gauna įgaliojimus kurti čia savo kariuomenę, kuri, aišku, pavaldi Lietuvos tarybai. Bolševikai paskelbė atlygį. 300 000 aukso rublių žadėjo sumokėti tam, kuris išdrįs nušauti arba jiems pristatyti Plechavičių gyvą. Jisai buvo kartu su broliu vieni iš lietuviškosios kavalerijos kūrėjų. Tai žmogus stovėjęs prie valstybės kūrimo ištakų, vienyje žmonės kovai už tautos išlikimą. Dėmesio, dėmesio. Šiandien tokią valandą rusai, komunistai peržengė mūsų sieną. Apie tarpukario Lietuvos generolą Povilą Plechavičių dokumentiniame filme Tautos karvedys